Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite 2 procentus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio krepšinio klubui, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Labas vakaras. Rungtynėm galvoju mes patenkinti, visi aš patenkintas irgi. Manau, kad žaidėm visai neblogo lygio krepšinį. Neužteko, aišku, kažkiek tai šviežumo ir nelabai ką pataikėm. Tačiau, sakau, krepšinį vertinti apie pataikymą tikrai nėra tikslo ir kažkiek tai, sakau, pritrūko to biškį poilsio ir kažkiek tai, bet šiaip, ką norėjom, šiandien viską tą įvykdėm. Kevinu pasitikiu 100%, tai yra mūsų vedlys. Tačiau krepšinį žaidžia 2 komandos. Aš įsivaizduoju, kad varžovų komanda, kuri ruošiasi Žalgiriui, jinai vis tiek turbūt prioritetas numeris 1 yra išimti Keviną. Ir vis dėlto turi tada ir Kevinas būti tam pasiruošęs, ir kiti žaidėjai turi, sakyti, tikrai jam padėti. Ir vėlgi, komandinis sportas yra daug tų visokių tokių komponentų ir dalykų, nuo kurių priklauso galutinis rezultatas. Treneri, jau ilgą laiką iki šitos grėsmingos savaitės, kuri artėja, yra nuolat kalbama apie tai, kad Žalgiris štai pateks į Eurolygos top 8 ir kad gal jau viena koja top 8. Dabar laukia savaitė, kurioje trūks plyš pergalių. Ar tos kalbos nenutrūkstančios komandai kenkia? Komanda turi su tuo susitvarkyti. Turi eiti, palikti širdį. Mes esam puikioje situacijoje, nes mes dar žaidžiam šito Eurolygo dėl kažko. Yra kažkur 6 komandos, galbūt net reikia pasakyti 7, kurios tikrai žino, kad jau dėl nieko jos nežaidžia. Ir sakau, ir mes turime eiti iš vien, ir mums reikalingas ir galių pagalba, ir taip toliau antradienį. Ir tikėsimės, kad jie tikrai stum žaidėjus į priekį, nes galimybė yra didžiulė patekti į play-offus, o iš kitos pusės, sakau, negalim daug skaičiuoti, negalim daug žiūrėti į priekį, tu paprasčiausiai turėjai žaisti kiekvienas rungtynės ir atsiduoti, sakau, dėl to šiandien buvo labai gerai, nes neperlaikėm lyderių, tiem, kuriem reikia žaisti daugiau, žaidė daugiau, ir sakau, bet antradienis yra tikrai labai svarbios rungtynės ir sakau, ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovai tą supras. Esu įsitikinęs, kad žaidėjai tikrai šitą supranta.